Vienaaukštė Amerika, Ilja Ilfas ir Jevgenijus Petrovas, pirma dalis, vertė Meškauskienė, išleista 1938 metai, įgarsino Orinta Vaidonovičiūtė, skyrius 9. Mes perkame automobilį ir išvažiuojame. Važiuodami į Sing Singą, net anksčiau dar valgydami pusryčius su misteriu Adamsu, mes ėmėme jį kalbinėti važiuoti su mumis į didelę kelionę po Ameriką. Kadangi mes neturėjome jokių argumentų, tai monotoniškai kartojame vieną ir tą patį. Na, važiuokime su mumis, tai bus labai įdomu. Mes įkalbinėjome taip, kaip jaunas vaikinas įkalbinėja mergaitę jį pamilti. Jokių argumentų jis neturi, bet nori, kad jį kas nors pamiltų. Štai jis ir kaulyje. Misteris Adamsas, sumišęs, lyg jauna mergaitė, į tai nieko neatsakinėjo arba stengėsi kalbėti kitą temą. Tuomet mes sustiprinome spaudimą. Mes sugalvojame kankinimą, kurio visą savaitę graužėme gerą širdį per gyvenusį džentelmeną. Turėkite galvoje, misteri Adamsai, kad jūs būsite mūsų žuvimo priežastis. Be jūs mes žūsime šitoje šalyje, perpildytoje gangsterių, benzino budelių ir kiaušinių su kumpiu. Štai jums, regint, prarūksime šitame Niujorke ir žūsime. No, serai, kalbėjo misteris Adamsas. No, negalima taip iš karto. Būtų neapdairu taip pasielgti. Taip, jūs to nesuprantate, misteri Ilfai ir misteri Petrovai. Bet mes be pasigailėjimo tęsėme panašią kalbą, jausdami, kad mūsų naujas draugas svyruoja ir kad reikia kuo greičiau kalti šią storą, tikslių pilkų kostiumų apvilktą geležį, kol ji karšta. Misteris Adamsas ir jo žmona buvo tos rūšies besimylinčių vedusiųjų, kurie vienas antrą supranta iš pirmo žvilgsnio. Mrs. Adams žvilgsnėje galima buvo išskaityti. Aš žinau, tu labai nori važiuoti. Tu vos susilaikai nepuolęs kelionėn su pirmais pasipainiojusiais žmonėmis. Toks jau tavo būdas. Tau nieko nereiškia mesti mane ir beibį. Tu smalsus lyg negriukštis, nors tau jau 63 metai. Pagalvok, kiek jau kartų tu perskrodei Ameriką. Ir automobilių, ir traukinių. Juk tu ją pažįsti kaip savo butą. Bet jei tu nori dar kartą ją pamatyti, tai važiuok. Dėl tavęs aš pasiruošusi viskam. Tik vieno aš nesuprantu. Kuris jūsų valdys mašiną? Pagaliau verskitės, kaip žinote. O apie mane geriau visai negalvokite. No, Becky, buvo išskaitoma misterio Adamso žvilgsnėje. Būtų neteisinga ir per anksti taip juodai galvoti apie mane. Aš visai niekur nenoriu važiuoti. Tiesiog norisi žmonėms padėti. Ir paskiau aš žūsiu be tavęs. Kas man galvą nuskus? Geriausiai važiuok su mumis. Tu dar smalsesnė, kaip aš. Tad visi žino, važiuok, tarp kitko, tu vairuosi mašiną. O baby, atsakinėjo Mrs. Adams žvilgsnis. Taip, baby, tai baisu, aš visai pamiršau. Kai žodis pasikalbėjimas pasiekdavo šią vietą, misteris Adamsas pasisukdavo į mus ir sušūkdavo, no, serai. Tai neįmanoma. Kodėl neįmanoma? Maudėme mes. Viskas įmanoma. Tai bus smagu.
Mes važiuosime, stoviniuosime, apsistosime viešbučiuose. Kas apsistoja viešbučiuose? Staiga suriko misteris Adamsas. Mes apsistosime Tourist House arba kempe. Štai matote, susverdovėme mes. Jūs viską žinote, važiuojame. Na, važiuojam. Garbės žodis. Mrs. Adams, važiuojame su mumis. Važiuojame visa šeima. O, baby, sušuko abu tėvai. Mes lengvabūdiškai atsakėme, baby, galima atiduoti vaikų darželį. No, serai. No, jūs užmiršote, čia vaikų darželių nėra. Jūs ne Maskvoje. Tai buvo tiesa. Mes buvome ne Maskvoje. Pro misterio Adamso būto langus buvo matyti apnuoginti Central Parko medžiai. Ir iš zoologijos sodo sklido kimus riksmai papūgų, pamėgdžiojančių automobilių švilpukams. Tuomet atiduokite ją pažįstamiems, tęsėme mes. Tėvai susimąstė, bet čia viską sugadino pati Baby, kurie atėjo į kambarį apsivilkusi naktiniu apdarėliu su ant krūtinės išsiuvinėtu Mickey Mouse'u. Ji atėjo atsisveikinti prieš kulsint. Su dejavimu tėvai puolė prie savo mergaitės. Jie ją puolė glamonėti, bučiavo ir kaskart atsigręždavo į mus. Dabar jų žvilgsniuose galėjai skaityti vieną ir tą patį. Kaip tokia nuostabi mergaitė. Pakeisti šitais dviem užsieniečiais. Ne to niekuomet nebus. Pasirodymas Baby nusvedė mus į pirmykštės pozicijas. Viską reikėjo pradėti iš naujo ir ėmėme naujai atakuoti. Koks puikus kūdikis, kiek jai, nejaugi tik 2 metai? Iš išvaizdos galima jai duoti 8. Nepaprastai savarankiškas kūdikis. Jūs turite teikti jai daugiau laisvės. Ar netrodo jums, kad nuolatinė tėvų globa sulaiko vaiko vystymąsi? Taip, misteriai, kalbėjo laimingas tėvas, spausdamas kūdikį prie savo pilvo. Jūs tiesiog juokėtės. Kai kūdikį guldė, mes iš mandagumo kalbėjome apie šį bei tą, paskui vėl pradėjome riesti savo. Dėl Baby mes padarėme daugybę pasiūlymų, bet ne vienas jų netiko. Visiškai nusivylę, staiga tarėme, tiesiog pleptelėjome. O ar jūs neturite kokios nors garbingos damos, kuri galėtų pabūti su Baby, kol jūs keliausite? Pasirodė, kad tokia dama rodos yra. Mes jau ėmėme vystyti šią idėją, kaip staiga misteris Adamsas pakilo. Jo akinių stiklai sužibo. Jis pasidarė labai rimtas. Serai, mums reikalingos 2 dienos išspręsti šį klausimą. 2 dienas mes slankiojome po Niujorką vienas antram įkyrėdami klausimais, kas bus, jei Adamsai atsisakys su mumis važiuoti, tuomet, kur mes rasime idealią būtybę. Ir mes ilgai stoviniaudavome prie kelionės daiktų magazinų vitrinų. Šotlandijos audeklo krepšiai su užsegimais, žaibais, kuprinės iš laivų būrių, minkšti odiniai čemodanai, pledos, termozai. Čia viskas primindavo kelionę ir viliodavo į ją. Tiksliai paskirtų laikų į mūsų numerį atėjo misteris Adamsas. Jo negalėjai pažinti. Jis buvo šaltas ir
iškilmingas. Jo liemenės sagos buvo visos užsegtos. Taip ateina kaimyninės draugiškos valstybės pasiuntinys pas užsienio reikalų misterį ir praneša, kad jo didybės vyriausybė laiko save esančią karo būvyje su valstybe, kurios atstovų ir yra paskirtasis užsienio reikalų misteris. Misteri Ilfai ir misteri Petrovai, tarė mažasis storulis, pūkšdamas ir šluostydamas nuplikęs ledinį prakaitą. Mes nutarėme jūsų pasiūlymą priimti. Mes norėjome jį apkabinti, bet jis nesidavė, taręs, serai, tai per daug rimta valanda. Negalima ilgiau gaišti. Jūs turite tad suprasti, serai. Per šias 2 dienas misteris Adamsas ne tik, kad pasiryžo, bet ir smulkiai išdirbo visą maršrutą. Nuo šio maršruto sukosi galva. Iš sykio mes perkertame ilgą ir siaurą Niujorko štatą beveik per dieną. Jo ilgį ir sustojame Skenektedyje, elektros pramonės mieste. Kitas didelis sustojimas Bufalo. Gali būti per daug įprasta žiūrėti Niagaros krioklio, bet serai, tai reikia pamatyti. Paskiau Ontario ir Erie ežerų krantais mes važiuosime į Detroitą. Čia mes apžiūrėsime Fordo fabrikus, vėliau Čikagon, po to kelias eina į Kansas City. Per Oklahomą mes patenkame į Teksasą. Iš Teksaso į Santa Fe, New Mexico štatą, čia mes pabuvosime Indienų teritorijoje. Už Albuquerko mes pereiname uolų kalnus ir patenkame į Grand Canyoną. Paskiau Las Vegas ir garsioji Kolorado upės užtvanka Boulder Dam. Ir štai mes Kalifornijoje perskrodė Sierra Nevados viršūnę, vėliau San Francisco, Los Andželas, Holivudas, San Diego. Atgal nuo Ramiojo vandenyno krantų mes grįžtame išilgai Meksikos sienos per El Paso, San Antonijo ir Hjustoną. Čia mes keliausime išilgai Meksikos įlankos. Mes jau juodųjų štatuose. Luizianoje, Mississippi, Alabamoje. Sustojame New Orleane ir per šiaurinį Floridos kampą, per Talagasi, Savaną ir Čarlstoną keliaujame į Vašingtoną, Jungtinių valstybių sostinę. Dabar lengva apie visą tai rašyti. Tuomet, kiek buvo riksmų, ginčių, tarpusavio įtikinėjimų, norėjosi visur pabuvoti, bet laikas neleido. Visa automobilio kelionė galėjo trukti 2 mėnesius ir daugiau nei vienos dienos. Adamsai griežtai pareiškė, kad su Baby gali persiskirti tik 60 dienų. Kliūtis buvo dėl automobilių. Kokį pirkti automobilį? Nors iš anksto buvo žinoma, kad bus nupirktas pigiausias automobilis, kokį tik galima rasti Jungtinių valstybių teritorijai, bet mes nutarėme aplankyti 1936 metų automobilių saloną. Buvo 1935 metų lapkričio mėnuo ir salonas tik atsidarė. Parodos pastato 2 aukštuose lyg fokuse buvo surinkta visas automobilinės Amerikos pasakiškas žibėjimas. Nebuvo nei
orkestrų, nei palmių, nei bufetų, žodžiu, jokių papildomų pagražinimų. Patys automobiliai buvo tokie gražūs, kad jiems daugiau nieko nereikėjo. Taurusis Amerikos technikos stilius yra tas, kad dalyko esmė nieko pašalinių neužteršta. Automobilis yra tas daiktas, kurio čia atėjo ir čia egzistuoja tik jisai. Jį galima rankomis liesti, į jį sėstis, pasukti vairą, uždegti žibintus, raustis motorę. Ilgi kūnai brangių Pakardų, Kadilakų ir Rolls-Royce stovėjo veidrodžių vitrinose. Atskirose aikštelėse sukosi specialiai poliruoti šasi ir motorai. Sukinėjosi ir šokinėjo nikeliai ratai, rodydami resorų ir amortizatorių elastingumą. Kiekviena firma demonstravo savąjį technikos triuką, kokį nors patobulinimą paruoštą tam, kad galutinai įerzintų pirkėją, išvestų jį, svarbiausia jo žmoną, iš dvasinės lygsvaros. Visi Chrysler firmos išstatyti automobiliai buvo auksinės spalvos. Tai tokie rusvai auksiniai vabalai, aplink juos automobilius sklido dejavimas, gražutės liesos amerikonkės. Mėlynomis vaidilučio akimis buvo pasiruošusios įvykdyti žmogžudystę, kad tik turėtų tokią mašiną. Jų vyrai išblykšdavo, pagalvoję, kad šią naktį jie turės pasilikti tik dviese su savo žmonomis ir nebus kur išbėgti. Daug pasikalbėjimų būna Niujorke naktį po automobilių salono atidarymo. Vargas vyrui parodos atidarymo dieną. Ilgai jis slankios apie vadybinį guolį, kur lyg kačiukas susiraitęs guli mylimas, sutvėrimas ir niurnės. Misi, juk mūsų plimputas padarė tik 20 000 mylių, juk tai ideališka mašina. Bet sutvėrimas net neklausys savo vyro. Jis kartos vieną ir tą patį. Noriu auksinio Chryslerio. Šią naktį padari vedybinė lova vyrui virs vinimis nusmaigstytų indų hakerio guolio. Bet žemi galingi kordai su krikštoliniais žibintais paslėptais sparnuose jų prašmatnesniam išlenkimui verčia pamiršti auksinius vabalus. Apie amerikonaitės įsikrausto į šias mašinas ir sėdi ten ištisas valandas, nepajėgdamos išeiti. Visiškame jausmų pakrikime jos paspaudžia mygtuką ir žibintai iškilmingai iššliaužia iš sparnų. Vėl jos paliečia mygtuką ir žibintai slepiasi savo lizduose. Ir vėl iš viršaus nieko nematyti. Pilkas blizgas sparnas, bet viskas gęsta ir auksas ir krikštalas prieš įmantres ir iš pažiūros senoviškas didžiulių Rolls-Royce'ų formas. Iš karto norisi praeiti pro šias mašinas. Iš pradžių net stebėsi, kodėl tarp išlenktųjų modelių, slepiančių žibintus ir auksinės varsas, stovi šios juodos paprastos mašinos. Bet reikia tik įsižiūrėti ir darosi aišku, kad kaip tik šitai pats svarbiausias. Tai mašina visam gyvenimui, mašina virš žmogiško turtingumo senutėms, mašina princams. Čia misisi pastebi, kad niekuomet nepasieks visiškos laisvės, kad ji niekuomet nebus princesė. Jos Frankas savo kontorėje per mažai pinigų uždirba. Šis automobilis niekuomet neišeis iš mados, nepasens kaip nesensta bilija.
briliantai ir bebrai. Ak, ten net baisu atsisėsti, jauti save antspaudo saugotojų lordų, kuris pametė antspaudą ir tuoj bus atleistas. Mes pasėdėjome Rolls Royce ir nutarėme jo nepirkti. Mums tai per didelė prabanga. Vargiai, ar jis betiktų toje mūsų rūsčioje kelionėje, kuri mums buvo prieš akis, be to ir kaštavo daug tūkstančių. Paskiau mes klajojome iš mašinos į mašiną, sėdėjome mes ir žydrame Buike, ir mažame ir pigiame Chevrolete. Mygtuko paspaudimu iššaukdavome kortų žibintus, iš jų prieglobsčio čiupinėjome Plimutus, Oldsmobilius, Studebekerius, Hudsonus, Nešį, net spaudėme Kadilako klaksoną su tokia išvaizda. Lyg nuo šito priklausė, pirksime mes Kadilaką ar ne. Bet iš puikiosios mašinos vidurių iššaukę galingą stepių staugimą mes nuėjome šalin. Ne, nepirksime, ne pagal kišenių. Mes aplankėme ir kitus automobilių salonus. Jie buvo atvirame danguje, miesto dykvietėse ir visą jų puikumą gadina didelė iškabasų užrašų vartoti automobiliai. Čia taip pat buvo Studebekerių ir Oldsmobilių, Kadilakų, Hudsonų ir Plimutų. Bet ką padarė laikas, jokie remontai negalėjo paslėpti jų garbingos senatvės. Tai mašinos labai turtingiems žmonėms, netikėtai tarė misteris Adamsas. Aš patariu jums pirkti naują Fordą. Vartota mašina kaštuoja nebrangiai, bet jūs niekuomet nežinote, kiek kartų ją teks kelyje taisyti, kiek jį ryja benzino ir tepalo. Ne, misteriai, būtų kvaila pirkti senienas. Ir nors kiekvienoje tokioje rinkoje po savotiškų stogelių stovėjo automobilis, papuoštas viliojančių plakatų, dienos sensacija. Ir mes pašėlusiai norėjome šią sensaciją įsigyti. Parduodama ji visai pigiai ir atrodė tiesiog puikiai. Adamsas buvo nepalenkiamas ir sulaikė mus nuo pavojingo pirkimo. Mes pirkome naują Fordą. Iš karto mes norėjome pirkti Fordą su radio aparatu, bet mums papasakojo vieną baisų atsitikimą. Neseniai įvyko katastrofa kalnuose, sudužo mašina. Sužeisti žmonės keletą valandų išgulėjo, besiklausydami fokstrotų, kuriuos groja nesudužęs radio imtumas. Aišku, po to nuo radio mes atsisakėme. Prie progos jis kaštavo $42. Taip pat nuo šildymo atsisakėme. Kam šildymas, jei vis tiek vieną langą reikia atidaryti? Kitaip apšarmos priešakinis stiklas. Be to, šildymas brangiai kaštavo $12. Peleninė pigiai kaštavo, bet ją pirkti jau nebuvo laiko. Vienu žodžiu, mes pirkome paprasčiausią Fordą, be radio, be šildymo, be peleninės ir be užpakalinės skrynios, bet užtat su elektros degtukais. Mums ją pardavė dealer automobilių pirklys žemutinėje miesto dalyje kažkur antroje Avenue 1 gatvės kampe, rajonas ne iš
ne iš aristokratiškiausių, mūsų naujos automobilis arba, kaip sako Amerikoje, karas stovėjo tuščioje daržinėje. Daržinėje buvo tamsoka ir nešvaru, ir dealer buvo panašus į gangsterį ir nereiškia ypatingo noro parduoti mums mašiną. Pirksim, nepirksim, nereikia. Ir nežiūrint šito, mes iš karto pamatėme tai tas, ko mes ieškome. Automobilis buvo visiškai naujas, taurios pilkos spalvos, atrodė kaip brangus, o kaštavo pigiai. Ko dar galima norėti iš automobilio? Nemokamų pyragaičių, kaip mylėdavo sakyti Majakovskis. Tokių stebuklų pasaulyje nesti. Mes iš karto nupirkome. Labai mes pamilome savo naują karą. Ir kai jau visi rūpesčiai buvo baigti, kai mes gavome dokumentus turėti mašiną, kai ji jau gavo geltoną Freesea 9974 numerį ir užrašyta New York ir buvo apdrausta tam atveju, jei mes ant ko nors užlėktume, o taip pat jei ant mūsų kas nors užlėktų, kai pirmąsyk Niujorke važiavome savo mašiną ir Mrs. Adams sėdėjo prie vairo, o pats Adamsas sėdėjo greta jos. Mes buvome labai išdidus ir ne visai supratome, kodėl tyliai didysis miestas. Norėdamas suteikti mums malonumo, senas Adamsas pasakė, jog visą savo gyvenimą nematė tokio vykusio, patogaus, bėgimui lengvo ir ekonomiško automobilio. Taip nepaprastai patogu ir smagu jį vairuoti. Mums nepaprastai pasisekė, kad jūs pirkote kaip tik šį automobilį, patvirtino Mrs. Adams. Mes taip pat jautėme malonumą, kad iš 25 milijonų Amerikos automobilių mums vis dėlto pavyko įsigyti geriausią. Paskutinę naktį mes praleidome pas Adamsus. Mes nutarėme atsikelti kuo anksčiau, kad galėtume išvažiuoti, kol dar miega vargšė baby. Bet tai nepavyko. Mergaitė mus užklupo čemodanų tempimo įkarštyje. Į Adamsus buvo skurdu žiūrėti. Melagingais balsais jie įtikinėjo baby, kad po valandos grįžę. Negrė verkė. Mes jautėmės niekšais. Mašina nučiuožė šlapiu Central Park West asfaltu. Spidometras ėmė skaičiuoti myles. Mes leidomės į tolimą kelionę.